Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Cubels ir sveiki atvykę į naująjį Tech naujienų epizodą su naujaisiais 2025 metais. Nors daugelį jūsų turbūt jau pasveikinau su naujaisiais praeitos savaitės gyvoje transliacijoje, kurią darėm su Tautvilu ir aptarėm tos savaitės naujienas, tie, kurie nematėt, sveikinu dabar. Tai tikiuosi, kad naujus metus pradėjote puikiai ir šokam tiesiai į žinias. OnePlus išleido du naujus telefono modelius – OnePlus 13 ir OnePlus Open 2. Pradedam nuo pirmojo. Jis mums į akis krito iškart, kai tik išėjo naujas MKBHD video. Peržiūrėjus jį, iškart tapo aišku, kad šiais metais OnePlus tikrai pasistengė dėl savo naudotojų ir pretenduoja į metų telefono titulą. O kodėl taip yra? Svarbu paminėti 3 dalykus, kurie buvo labiausiai atnaujinti. Tai baterija, procesorius ir ekranas. Pradedam nuo pirmojo – baterijos. Kuo ji tokia įspūdinga? Tuo, kad telefonas dabar dar plonesnis, o baterija padidinta net 13%, tiksliau tariant, iki 6000 mAh. Jie jums laisvai laikys minimum porą dienų, net jei naudosite itin intensyviai. Tai reiškia, kad užkelsite ekrano ryškumo iki maksimumo, žiūrėsite daug vaizdo įrašų ir ekrano atnaujinimo dažnį laikysite ties 120 Hz. O jei šį telefoną kažkaip stebuklingai pavyks iškrauti greičiau, OnePlus 13 įkraunamas nuo 0 iki 100% vos per 36 minutes dėl 80 W fast charging jungties. Dabar šiek tiek apie procesorių. Jei pamenat, praeitose naujienose kalbėjome apie praeitų metų gale išleistą perliuką Red Magic 10 Pro. Tai šis OnePlus telefonas turi tą patį čipą Snapdragon 8 Elite, kuris lyginant su praeitu OnePlus procesoriumi yra net iki 31% galingesnis. Išties įspūdinga. O kas dėl ekrano? Telefone integruotas 6,82 colių QHD+ ekranas su 4500 nitų maksimaliu ryškumu. Jame iki minimumo sumažintas rėmelis, taigi ekrano vaizdas atrodo puikiai, nesvarbu iš kokio kampo pažiūrėsit. Taip pat jis turi aukšto dažnio PWM pritemdymą jautrioms akims. Be viso to, šis OnePlus 13 telefonas turi aukštesnį IP reitingą – Sham 9. Nice. Tad galite jį netyčia išplauti skalbimo mašinoje arba pasiplaukite ežere, jam tikrai nieko nenutiks. Jei trumpai apie OnePlus Open 2, tai sulankstomas telefonas, kuris šiemet yra dar plonesnis. Atlenktas jis siekia maždaug 4 mm, todėl yra ploniausias so far savo kategorijoje. Jame integruotas 8 colių 2K LTPO OLED ekranas su 120 Hz atnaujinimo dažniu, tas pats Snapdragon 8 Elite čipas ir 3x50 megapikselių kamera. Numatoma, kad OnePlus Open 2 bus pristatytas kovo mėnesį. Prieš oficialų GTA 6 paskelbimą ir išleidimą žaidimų bendruomenė nesnaudžia ir ieško kitų būdų, kaip suteikti žaidėjams daugiau galimybių išbandyti senesnes GTA versijas. Po daugiau nei 20 metų pavyko sėkmingai perkelti Grand Theft Auto 3 į Sega Dreamcast konsolę. Retro fanai turi tiesiog šūkauti iš laimės. O mums iškart kyla klausimas, kodėl tai nebuvo padaryta anksčiau. Pasirodo, kad konsolės gamyba buvo nutraukta dar prieš 2001 metų oficialų originalaus GTA 3 žaidimo išleidimą. Tad šis projektas tarsi buvo pradėtas, bet niekada nepabaigtas. GTA 3 iš pradžių buvo kuriamas veikti su Dreamcast, tačiau Segai pasitraukus iš konsolių rinkos, vizija iškart persikėlė į PlayStation 2. Toks sprendimas nustebino net pačius Rockstar žaidimo kūrėjus. O dabar šiek tiek apie pačią žaidimo performance. Gausite beveik pilną GTA 3 versiją su misijomis, žemėlapiais, garso įrašais ir panašiai, tik su šiek tiek sumažinta kokybė. Remiantis išsamiais Digital Foundry atliktais testais, Dreamcast konsolė neatrodo jau tokia pasenusi. Bendrai pasiektas solidus 30 kadrų per sekundę dažnis ir išlaikyta dauguma originalaus žaidimo efektų. Nepaisant to, kad judant vaizdas nėra toks smooth kaip ant PlayStation 2 ir yra sumažinta tekstūros kokybė, tikimasi, kad ilgainiui viskas bus geriau optimizuota. Kūrėjų komanda šiuo metu ypač didelį dėmesį skiria garso ir grafikos tobulinimui, tad tikimės, kad šie nesklandumai bus išspręsti. O visi konsolių turėtojai ir retro žaidimų gerbėjai galės iš tiesų pasidžiaugti savo GTA 3 versiją Dreamcast konsolėje. O kas norite pamatyti, kaip atrodo visi GTA žaidimų gameplay, mūsų kanale galite stebėti kas savaitinius Tautvilo streamus. Po ilgos pertraukos Tautvilas sugrįžta į jūsų ekranus sekmadienio vakarais. Šiuo metu jis eina GTA San Andreas, tai nepraleiskit progos pasijungti ir pažiūrėti, kaip jis straglina vykdyti misijas. Nuo šiol galite žaisti žaidimus PDF faile. Ką? Kai pirmą kartą mano akis užkliuvo už šios naujienos, iškilo tik 2 klausimai. Ką žaisti ir kodėl PDF-as? Tai, ką aptarėme Dreamcast konsolės sugrįžimą, pastoviai kalbama apie naujas nešiojamas konsolės, kompiuterius ir telefonus. Kodėl mes turėtumėm žaisti PDF failę? Nes pasirodo,
Tiesiog galim. O tą galimybę mums suteikia žaidimo kūrėjas visiems žinomas slapyvardžiu A-Ring 2210. Jis klasikinę 1993 metų šaudyklę Doom perkelia į PDF failą. Taip paprastai, žinai. Sėdėjo bičas vieną dieną ir galvojo, ką čia tokio nuveikus. Paimsiu seną žaidimą ir sukoduosiu į PDF dokumentą taip, kad kiekvienas jį galėtų žaisti atsidaręs per savo naršyklę. Pasirodo, šis kūrybinis sprendimas buvo priimtas tiesiog norint parodyti žaidimo ir PDF formato suderinamumą. Kadangi PDF failai palaiko JavaScript, viskas buvo gražiai sujungta naudojant Mscripten ir C kodą. Palyginus su ankstesniais projektais, Doom iš visų išsiskiria tuo, kad naudoja ASCII simbolius. Kiekviena pikselio eilutė vaizduojama teksto laukais, todėl gaunamas savitas 6 spalvų vaizdas, kuris atnaujinamas kas 80 milisekundžių. Kaip tai realiai atrodo, galit matyti dengimuose. Nežinau, ar tai labai žavintis ir naudingas pasiekimas, bet faktas, kad kūrybiškumui tikrai ribų nėra. Jei norėsit šį šedevrą pamatyti patys savo akimis, linką paliksime apačioje. Kalbant apie linkus, dabar šiek tiek pakalbėsim apie kibernetinį saugumą. Nors šią informaciją daugelis iš jūsų turbūt girdėjot savo darbovietėse, metas pakalbėti ir mums. Kadangi žinom, kad apgavikų ir sukčių pilnas internetas, verta priminti, kad būtumėt atsargus. Pastaruoju metu internete begalė straipsnių apie tai, kaip iPhone naudotojai gauna vis daugiau apgaulingų žinučių. Kodėl šis skandalas iškilo būtent dėl iPhone turėtojų, nors Android telefonų savininkai tokias žinutes gauna jau seniai, nes viskas įvyko iškart po iOS 18.2 ir iOS 18.2.1 versijos išleidimo. Nesupraskit manęs klaidingai. Apple iš savo pusės padarė viską gerai. Jie šiomis programinės įrangos versijomis atnaujino daugybę svarbių telefono saugumo aspektų. Vienas iš jų speciali Apple funkcija, kuri automatiškai filtruoja nežinomus siuntėjus ir išjungia žinutėse esančias nuorodas. Tačiau sukčiai neatsilieka nuo mados ir staigiai sugalvoja būdą, kaip tai galima apeiti. Jie siunčia kaip įmanoma įtikinamesnes žinutes apie atsiėmimui paruoštas siuntas arba nesumokėtus mokesčius, kad tik mes jas atsakytume. O jei atsakysite, jūsų telefonas gali manyti, kad nuorodos, kurios anksčiau buvo blokuojamos, yra saugios ir jas bus galima paspausti. Taip sukčiai dingsta iš to nežinomų siuntėjų sąrašo ir gali toliau siųsti kenkėjiškas nuorodas bei pavogti mūsų asmeninius duomenis. Labai tikiuosi, kad visiems žiūrintiesiems taip nebuvo atsitikę ir esate atsargus. Nebūkite kaip aš, kai vieną kartą telefonu atidaviau visus savo kortelės duomenis. Čia buvo prieš 3 metus, aš jau dabar protingesnė. Dėl viso pikto prieš atidarydami bet kokią nuorodą visada bent porą kartų įsitikinkite, ar ją tikrai turėjote gauti ir ar siuntėjas tikrai tas, kas turėjo būti, net jei tai jūsų pažįstamas ar artimasis. Nepamirškite atnaujinti savo iPhone į naujausią iOS versiją ir būkite saugus. O dabar grįžtam prie techninių naujienų. Ankstesniame naujienų epizode kalbėjome apie naujas biudžetinės Intel Arc B580 vaizdo plokštės. Bendrai tariant, B580 turi 12 GB vaizdo atminties, kas suteikia nemažą pranašumą daug atminties reikalaujančiose situacijose. Be to Intel pristatė XeSS2 technologiją, kuri didina skiriamąją gebą ir kadrų dažnį dėl kadrų generavimo ir naujo Xe Low Latency režimo. Šią technologiją bus galima naudoti būsimuose žaidimuose, pavyzdžiui, Formula 1.24 ir Harris Potteris Quidditcho čempionai. Dabar bėgam prie benchmarkų. Battlemage testas parodė, kad ant 1440p B580 buvo tik 10% pranašesnė už RTX Cam-Sham, nors žaidimuose kaip Starfield ir Gears 5 tas pranašumas staigiai dingo. Be to, B580 yra 24% geresnė už ankstesnį Intel A750 modelį, o tai rodo didelę pažangą iš Intel. Kitose testuose buvo naudojami skirtingo galingumo procesoriai ir ta pati 1440p rezoliucija. Su Ryzen 9 7900X3D Intel Arc B580 vaizdo plokštė buvo 21% geresnė nei RX 7600 ir 27% greitesnė už RTX Cam-Sham. Su Ryzen 5 5600 vaizdo plokštė buvo tik 17% geresnė nei Radeon GPU ir 20% geresnė nei GeForce GPU. Tai vis dar geri skirtumai, bet tikrai neįspūdingi. Ką reiškia tokie rezultatai? Jei žaidžiate žaidimus, kurie reikalauja daugiau resursų ir jūsų procesorius nėra pakankamai galingas, B580 nesuteiks jums to reikalingo būsto. Dėl to, jei neplanuojat atsinaujinti procesoriaus, geriau rinktis Radeon arba GeForce vaizdo plokštes. Tiek tų žinių šios dienos tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane ir vėl žiūrėjot. Ir nepamirškit, kitą savaitę būtinai laukti naujo epizodo, kadangi kalbėsim apie naujus Samsung produktus. O per tą laiką pafollowinkit mus per visus socialinius tinklus, kuriuos rasite descriptione, ir būtinai šią savaitę įsijunkit pasižiūrėti Tautulo streamą. Tiek tų žinių ir iki kitos savaitės. Ate!